Prieš 82 metus 1944 m. balandžio 9 d. Gumbo ir Gaidžių kaimų gyventojus ištiko skaudi tragedija. Nacių dalinys įvykdė žiaurų išpuolį prieš taikius žmones. Jėgos buvo nelygios, o galimybės išsigelbėti beveik nebuvo. Tai buvo bausmė ir įspėjimas kitiems. Maži Rūdninkų girios kaimai tapo skaudžios istorijos dalimi. Šalčininkų rajono savivaldybė nuosekliai puoselėja istorinį paveldą, siekdama perduoti jį ateities kartoms. Kaip gyvą atmintį, kaip pamoką ir kaip įsipareigojimą. Šalčininkų rajono vicemero Valdemaro Stiževskio teigimu, savivaldybės organizuojami minėjimai padeda jauniems žmonėms pažinti savo krašto istoriją, formuoti vertybes ir kurti atsakingą ateitį. Ypatingą vietą minėjime užėmė bendra malda. Kunigas Juzef Aškelovič pakvietė susirinkusius susitelkti ir pagerbti žuvusius. Maldos žodžiai priminė, kad žuvę gyventojai pralaimėjo žemėje, tačiau jų auka įgijo amžiną prasmę. Ji tapo dvasinės stiprybės liudijimu. Šiandien miško tankmėje prie siauro keliuko stovi mažos kapinaitės. Jas gaubia tyla. Sunku patikėti, kad kadaise čia virė gyvenimas. Skambėjo vaikų juokas, buvo dirbama žemė, kuriami ateities planai. Laikas nusinešė sodybas ir takus, tačiau neištrynė atminties. 2014 metais čia pastatyti atminimo kryžiai, liudijantis apie praeities įvykius. Prie jų dedamos gėlės, uždegamos žvakės, skamba malda. Atmintis gyva tol, kol ją saugome ir tol, kol prisimename istoriją kalbą.